Atvykom šiek tiek vėjotą dieną, apsiniaukusi, kaip ir rodo lietaus, kaip ir ne, toks, kaip sakyti, 20% tikimybė. Žodžiu, šiandien važiavom pabandyti ant ežero ešerių ir labiau iš tikrųjų tai patestuoti naują kilimą, labai geras daiktas, ir patestuoti Minkota PowerDrive V2 25 metų. Kaip jinai veikia, su mikropulteliu. Iškart pasakysiu, reikia kalibruoti jį. Turbūt pridėsiu video, jeigu šitą padarysiu, pridėsiu video, ką ten reikia tiksliai padaryti, nes dėkui draugui patarė, nes vieną kartą buvau išplaukęs mėginti, labai blaškėsi po visą ežero ant inkaravimo funkcijos tas variklis. Buvo realiai neįmanoma, žvejo dabar jis nuostabiai dirba. Štai vos koreguoja, vos realiai koreguoja tą galvytę prieš vėją. Viskas tobulai dabar. Tad žodžiu, sustojom ant 6,3 metrų. Dėsim 5 gramų čeburašką. Tokia geltona tantytė. Nežinau, man šitą tantytę realiai visur pasiteisina, visur pradedu ją žvejot. Paskui aš ją pakeičiu, ieškodamas maslų, bet vis tiek grįžtu prie jos visą laiką. Taigi, bandžiau visas pusės apmėti, dar pabandysiu šiek tiek priekį ir giliau ten. Nieko, pirmas inkaras neatnešė nei vieną kibimo. Paskutinės 3 žvejybas pirmais metimais realiai ešerį pagaudavau. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Pradžia nekokia. Na, svarbu bent jau oras nepablogėtų. Taigi, papasakau šiek tiek apie variklį. Nuėmiau nuo inkaro. Mygam propelerį. Vislaik būna koks paliktas greitis, toks ir vėl tęsiamas, tai niekada nereikia palikti ant didžiausio, nes labai staigiai iššauna valtis į priekį. Žodžiu, yra funkcija, kad, šiek tiek lėčiau rodysiu, yra funkcija, kad valtis plauktų, ta prasme, taip kaip šitas galva stovi, taip ir valtis tą pusę plauktų. Ant didesnės valties, tai jinai gerai veiks funkcija. Šita pas mane šiek tiek sunkiai pamygė šitą funkciją. Kaip ir dabar turėtų visai jo pats koreguotis. Kol kas viskas būna gerai, bet po kažkokio laiko tiesiog pradeda valtį labai staigiai mėtyti ir nebeišvaldo variklis krypties, nes galim pabandyti, va šiek tiek padidinsim greitį ir turėtų jam nepavykti suvaldyti valties. Staigesniais judesiais pradės sukinėtis ir viskas pradedam valtis sukinėtis. Va. Žinoma, tada išjungiam šitą funkciją. Tada patys pakoreguojam, bet lėtesni greičiai visai baika plaukia, bet galima tai pasižaisti. Arba jeigu tai pasifiksavęs ir pradeda mėti tą valtį, galima pačiam šiek tiek pakoreguoti vėl iš naujo ir nuo tos naujos korekcijos jis vėl, ta prasme, bandys į tą pusę nuplaukti. Tai žodžiu, nėra taip blogai. Pačią platformą irgi parodysiu, kaip reikia, kaip pas mane bent jau padaryta, ir montuosiu. 2 kartus pamygus kiškį, triušį, zuikį ir kaip vadinsi, nesvarbu, tai įsijungia turbo režimas, matavau, yra apie 7 km greitis. Ir dabar bandykime vėl inkarą mest, nes pažiūrėjau, kad rodo kažkokios žuvies ir žiūrėsim. Tai žodžiu, mėginau greitis iki 7. Jis kaip ir nėra turbūt variklis grinai sukurtas plaukyt ar kažkas ten tokio cruisint, bet galima tikrai pilnai plaukti, bet to čia yra 55 LBS galingumo versija. Nes yra CAM5, PM5 ir yra PowerDrive 70, bet ten yra 24 V, o mane yra 12. Tad. Reikės gal. O, skęstantį, bet labai... O, turim mažutį. Mažutį, o biškits galą patraukus. Vos ne vos. Oi, da visai toksai baika ir atsikabino. Pagaliau atsidarėm tiesioginį eterį. O, skęstantį iškart musaliuką, tik pakeičiau. Vieną mažiausią kokį turiu ir kibimas. Opa. Taip. Įkirtom vienam pauzės.
Sunkiai eina šiandien išreišti, ne tas žodis. Nesaulėta diena, gal turėtų dar baiką būt, bet labai sunkiai. Vėjas labai pakyla. Nu, bet variklis dirba savo darbą, prieš vėją atsisukęs. Nieko nejaučia, vingai nekimba. Yra minčių pabandyti palei salą šitą, pabandyti pakraščiu galbūt. Arba dar vieną sėklį su salos, tai gal ten dar, bet panašu, kad ilgai nebesibūsiu, nes jo buvau čia, kada tai nefilmavau vakar, užvakar, neatsimenu, tai gan neblogai sekęs, nu dabar tai žiaura, tiesiog žiaura. Vau, antras išlės metimas ir antras ešerys. Tas pačias vietas, tik labai vėjas pučia. Kažkur užtaikėm, reiškia už amburiuko. Vienodi. Trečias išėlės, reiškia ryškiai kažkur užtaikėm. Ir atrodo, kad didesnė šiek tiek. Ui, tikrai didesnė. Šiandienos big fish'us. Burnytė tikrai nesiemkiam kliaudėt. Nors neturėjo toks, nu, didesnis už tuos tai. Kažkur užtaikėm čia nesekliuko mes. Ant jų vietos, tai labai gerai. Penktas šilės. Kas lagiausia, tad šoninis vėjas labai nepatogus. Ir irgi atrodo, kad big fish'as bus šiandienos. Tikrai bus big fish'as. Oi. Nu jo, užtaikėm neblogai. Mes šiandien kažkokią sėkliaus. Koks šviesus šitas ešerys palygins tais kitais. Atplaukėm iš salos šono, šiek tiek žuvies pamačiau ir vėl sustojau pamėginti. Stojam visiškai prie salos. Pabandysim čia, šiaip labai gilu, 6 metrai gilis, nors krantas tai prie pat. Nors ir iškart mato šį gilis, gal 2 metrai. O, antrą kartą. Neįtikėtina ešerys pirmų metimų. Da, toks baika. Jau pradėjau nebetikėti net. Užtaikėm kažkokiam burelin nedickų. Beveik iš pavaltės praktiškai. Matau ne aš vienas ant ežero. Labai smulkus daužyt pradėjo. Net nepaima to masalo, bet vakalo nesustodami daužo. O vėl atkabina. Jo, čia vėl. Jau tokie smūgiukai jau. Jo, rechalatas matau, kad atrodo belė kiek čia. Šitą smulkmės ir šitokie įdomu, kiek čia širiokai daužo. Ai, tokie panašus tokie. Va šitokių tai dieve. Be pabaigos kimba šitie. Nu, kartais ir kruizo kontrolė gerai veikia. Tai žodžiu, apibendrint reikia žvejybą. Oras geras, nuskyla, bet su žuvim labai sunkiai. Kažkaip į grandį taškų, iš vienos patrauki 5 kelias viskas. Ties tuo ir baigęs. Daugiau tai niekaip. Tai dabar tiesiog plaukiu link namų, bet kitą ežero pusę bandysiu plaukti. Ten pabandysiu aš ten pamėti, ten labai šiaip didelį giliai, 20 gal 2 metrai.
Dabar yra 25 metrai gylis. Ir ten yra laipteliai tokie, 20 metrų. Ir taip staigiai šoka per kelius metrus į kokius 6 metrus. Tai pažiūrėsim, aš tų šlaitelių, kas nors bus, ar šį pamėtysiu aklai. Oi, ir žiauriai nugaras skaudėt pradėjo. Tai žodžiu, o variklis tai labai gerai veikia, labai gerai inkaro funkciją atlieka. Dabar netgi ir kruizo kontrolė tikrai gerai plaukia. Ne per daug blaško. Sakau, čia geros valties, didesnės, stabilesnės. Būtų žymiai geriau, o dabar pradėjo jau blaškytis. Tai žodžiu. Jo, kaip ir sakiau, matosi puikiai. Žiauriai, ta prasme, negilus krantas ir milžiniško duobė. 4 metrai. Tai pažiūrėsim pavėjai. Čia kažkur mačiau. Šlaitas yra. Pabandysim šlaiteliu. O blogiausia, susidėsim tą tilspinnerį pamėtis. Na, šitie krašteliai tik gražus. Visiškai vėjuko nėra. Bet čia tokie privačios valdos vien. Bet žiauri, kaip vėjas nurimo. Net ir toliau nebesimato niekur. Na jo, didžiuliai. Irgi pamačiau ant 6 metrų daug smulkmės, sakau, pabandyti. Tai va tokie ir kimba. Na va, baigiam žvejybą. Sunki žvejybą buvo labai oras, tai pasitaisė, ta prasme, nežinau. Pusė 6 oras nuostabas. Kybo labai sunkiai, sunkiausiai, kiek žvejojau. O šiaip, sakau, variklis geras, tikrai galiu rekomenduoti. Yra Hasven Cayman, man atrodo, vadinasi, tas rigapesnis inkaras pigesnis. Keliais šimtais ten, bet daug kas bandė, sakė, prastokas, tai nežinau, net ir su ko palyginti. Maštis labai puikiai, tik sakau, kad dar veiktų tas krypties nustatymus idealiai, tai prasme visiškai, tai oi, būtų gerai, jos galėjau krantą plaukti ir tiesiog susitvarkyti viską. Bet priklauso nuo vėjo, nuo greičio, pradedu mėtyti ir taip ir baigęs, tai žodžiu. Tai vat, sakau, iki kitos žvejybos, tikėkime bus jau geresnė.